Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 104 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie primary konstruktorius. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Jūs žinote, kaip veikia paprastai konstruktoriai. Mes kūrėme metodą, kuris turi tokį pat pavadinimą kaip ir klasė, ir ten perdodam argumentus. Ir po to galim prie klasės elementų priskirti tos argumentus. Ir konstruktorių mes galim turėti tiek, kiek norim. Bet taip pat C# atsirado ir primary konstruktorius, kuris leidžia mums dirbti truputį kitaip. Vietoj tokio konstruktoriaus mes galim parašyti tą dalyką truputį kitaip. Mes galim visus argumentus parašyti iškart prie klasės pavadinimo ir po to priskirti prie laukų arba prie savybių. Ir mes gausime lygiai tą patį rezultatą. Ir tai veikia kaip paprastas konstruktoriaus kvietimas. Išvesime tą objektą ir galim pastebėti, kad viskas pas mus veikia. Bet jeigu pas mus jau yra primary konstruktorius, mes negalim turėti čia kitų konstruktorių. Kaip matote, tokie dalykai pas mus neveiks. Jeigu mes panaikinsime primary konstruktorių čia, tai viskas jau veiks ir mes galėsime priskirti tos fieldus. Tai mes turime pasirinkti, kokio tipo konstruktoriai pas mus bus. Ar paprasti konstruktoriai, ar vienas primary konstruktorius. Ir jeigu mes dabar tą kodą paimsime ir pažiūrėsime, į ką jis bus transliuojamas, mes pamatysime tokį kodą. Mes čia aprašome mūsų klasę ir kaip matote, pas mus yra kūriamas paprastas konstruktorius, kuris priima vieną reikšmę ir viską priskiria prie reikalingų fieldų. Bet čia yra vienas labai svarbus niuansas. Mes taip pat galim paimti tos argumentus, kurie yra perdodami, ir naudoti tos argumentus ten, kur mes norim. Kaip matote, čia yra SUMFIELD1 ir SUMFIELD2 be underscore. Ir jeigu aš čia panaikinsiu tą underscore, tai bus tie fieldai, kuriuos mes su jumis perdodam. Ir tie fieldai ir yra toliau naudojami. Ir tada, jeigu mes pažiūrėsime, į ką tas kodas yra transliuojamas, mes galim pastebėti, kad atsiranda dar papildomai du fieldai ir prie jų mes priskiriam tos argumentus, kurie pas mus ir ateina. Ir taip saugome toliau. Tai mūsų klasės objektas užims jau daugiau vietos. Ir tai reikia prisiminti ir apie tai reikia žinoti, kai jūs rašysite savo kodą. Ir čia taip pat veikia ir kiti dalykai, tarkim defaultiniai argumentai. Jeigu mes čia pagal nutylėjimą parašysime nulius, tai pagal nutylėjimą čia pas mus irgi bus nuliai. Ir jeigu mes atliekame paveldimumą, tai mes turime tam tikrus argumentus perduoti į viršų, į bazinę klasę. Tai field1 ir field2 mes perdodam į bazinę klasę, o field3 naudojame jau viduj šios klasės. Jeigu mes norime tą patį padaryti, bet be primary konstruktoriaus, tai atrodys taip. Bus sintaksė lygiai tokia pat, kaip ir su paprastais konstruktoriais. Mes kviečiam base konstruktorių ir ten perdam field1 ir field2. Na ir field3 yra priskiriamas prie šios klasės elemento. Dabar jūs žinote, kaip dirbti su primary konstruktoriais. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.